Kągi, karštas naujienos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šauta į Trumpą. Šauta į Donaldą Trumpą. Tuo aš tik tai pasižiūrėsiu, ar esame mes live. Ir jeigu esame live, viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Pradėsime. Jo, esame live. Žodžiu, štai va tokia nuotrauka. Buvusi Jungtinių Amerikos prezidento Donaldo Trumpo dabartinė kandidato ir daug kas jau sako, kad garantuotai ir vėl antrą kartą jau Amerikos prezidentas, ar ne? Jeigu nebus nušautas, ar ne? Daug kas kalbėjo, kad bus pasikėsinta jį nušauti ir štai vakar, maždaug prieš 20 valandų, tiksliai laiko nepasakysiu, nes visa informacija nauja, dar net policija nepraneša tiksliai, kaip čia kas buvo, ar ne, visas smulkmenos dar detalės yra tikrinamas, bet aš pasakysiu, ką man pavyko surinkti, va tas detalės ir kas čia nutiko. Tai va tokios nuotraukos vakar Pensilvanijai, reiškiasi, kalbos metu buvo šauta į Donaldą Trumpą ir ne vieną kartą buvo šauta kelis kartus. Ir sužeista buvo ausis tik tai. Nes tuo momentu, matomai, Trumpui pasisekė, tuo momentu jisai pasuko galvą ir kad parodyti grafiką kažkokią ant ekrano. Ir būtent tuo momentu buvo šauta. Ar ne? Ir pataikė jam į ausį. Bet kadangi buvo paleisti keli šūviai, tai žuvo, kitam žmogui patekė tiesiai į galvą ir buvo nušautas vietoj, dar vienas žmogus buvo, ar du žmonės buvo sužeisti, šaulys irgi buvo nušautas. Ar ne? O čia iš karto į savo kūną jis uždengė apsaugą. O čia, kur vyko Trumpo tas kompanija, Butleris, Pensilvanijai. Čia va Trumpo ta buvo stage, ar ne? Reiškiasi scena. Ir čia visai nepertoliausia, apie 150 metrų atstumu buvo šaulys. 20-metis, užsilipęs ant stogo ir daug įdomių detalių, kodėl taip nutiko, kaip čia taip galėjo nutikti. Taigi Amerikos prezidentas, apsauga, viskas, kaip galėjo nutikti, kad taip lengvai 20-metis prisiropštė ir pavyko jam, reiškiasi, netgi kelis kartus iššauti. Ar ne? Čia tos nuotraukos, galėsiu aš vėliau jas dar parodyti. O dabar aš pragrosiu keletą video įrašų, ar ne? O čia minutės 30 ilgumo video įrašas. Pažiūrėkim, kaip nutiko viskas. Aš tuoj tik patikrinsiu, ar yra garsas. It's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Hold. When you're ready, on you. Ready? Move. Move. Go. Hawkeye's here. Move it to the stand. Get ready. You ready? Are we good? Shooters down. Are we good to move? We're clear. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold on, your head is bloody. So we got to move to the class. Let me get my shoes. Okay.
Kas didžiausią įspūdį padarė visai Amerikai, kad žmogus, kuriam ką tik šauta į galvą, nepataikė, prabrėžė ausį, sužeidė ausį ir jisai iškelia kumstį ir šaukia fight, fight, kovokit, kovokit, kovokit. Žmogus multimilijardierius, reiškia, rizikuoja savo gyvybę. Būtų turbūt geras klausimas užduoti, kodėl. Kodėl tai daro, ar ne? Dabar dar aš pragrosiu vieną video. Tai va, daugmaž aš pragrosiu trumpą tokį video, kaip čia viskas, kaip vyko tas pasikėsinimas. Va, čia kitas video įrašas. Gunfire erupted at a campaign rally for former President Donald Trump in Butler, Pennsylvania, Saturday. Trump said a bullet struck him in the ear. Here's how the attack unfolded. President Trump was speaking from a stage located here, with Secret Service snipers in position on the roof of a building behind the stage. The suspected gunman was on the roof of another building less than 450 feet away from where Trump was speaking, with a clear line of sight. And look what happened to our country. Moments before the shooting, we can hear nearby spectators saying they see someone with a gun. At the same time, while Trump speaks, the Secret Service snipers can be seen facing the gunman's direction. We see the agent on the roof pick his head up just before shots ring out at 6:15. Secret Service agents rush to pull Trump to the ground. As they rush him from the stage, blood can be seen on the bleachers behind where Trump was speaking. A spectator was killed and 2 more were critically injured at the event. The suspected gunman, 20-year-old Thomas Matthew Crooks, was shot and killed. Ir kas nesuprantat angliškai, aš greitai paaiškinsiu, kas čia nutiko. Reiškia, buvo rinkiminė kompanija, rinkiminės kompanijos Trumpas, susitinka su rinkėjais, ar ne? Ir buvo kalbos metu, liktai kiek kol kas turiu informacijos kalbos metu, kol praėjus keliom minutėm tik tai pasigirdo šūviai. Ir bus labai daug įdomios informacijos, labai kaip čia galėjo taip nutikti, ar ne? Žodžiu, Trumpas pajautė, kad peršauta jam ausis, iš karto pasilenkė, bet buvo paleisti keli šūviai ir buvo nušautas žmogus tiesiai galvą, žiūrovas, reiškiasi, ir dar ir pora buvo sužeistų. Gunfire erupted at a campaign rally for former President Donald Trump in Butler, Pennsylvania, Saturday. Jisai pats, reiškia, pasilenkė, po to subėgo visi jau uždengė į savo kūnais. Trump said a bullet struck him in the ear. Here's how the attack unfolded. President Trump was speaking from a stage. Čia buvo jo scena, ar ne? Čia ant stogo, matysite, ant stogo snaiperis, kuris turi žiūrėti teritoriją, reiškia, jeigu kažkur kažkas paaiškėtų. Snaiperis buvo, ar ne? Located here, with Secret Service snipers in position on the roof of... Slaptųjų tarnybų snaiperis, reiškia, čia jisai turėjo stebėti, skanuoti teritoriją, o gal jų daugiau netgi ten buvo, bet vienas iš jų buvo. A building behind the stage. O šaulys ant šito stogo. Reiškia, nieks netikrino, nieks nežiūrėjo, labai keistai, ar ne? The suspected gunman was on the roof of another building less than 450 feet away. 400, apie 150 metrų, reiškia, atstumu, tiesiai, be problemų galėjo taikytis Trumpų tiesiai galvą, ar ne? Niekas jam netrukdė, niekas neužstojo, tiesiog gražiai
gražiai galėjo suleisti visus šūvius. From where Trump was speaking, with a clear line of sight. Atkreipkite dėmesį, čia yra sniperis, kuris kaip tik ir žiūri tą kryptim, kur šaulys ant stogo, reiškiasi, buvo pasislėpęs. Tiksliau, jis nebuvo pasislėpęs, jį visi puikiai matė. Jis buvo labai puikiai matomas. What happened to our country? Moments before the shooting, we can hear nearby spectators saying they see someone with a gun. Ir dar prieš šaunant, reiškiasi, žiūrovai pradėjo šaukti, šaulys, reiškiasi, ginklą turi. Bet čia dar ne viskas. Šiaip policija buvo informuota jau 2-3 minutės prieš tai, bet reakcijos jokios. At the same time, while Trump Ir dabar, žiūrėkit, Trumpas kalba, jisai pasuko galvą ir sniperis kaip tik žiūri, skanuoja teritoriją, ne? Netgi du čia sniperiai. speaks, the Secret Service snipers can be seen facing Jo, du sniperiai, vienas, antras, ar ne? Ir kaip tik žiūri tą kryptim, ar ne? the gunman's direction. Bet prieš pat šūvį sniperis jau ne per binoklį žiūri, o pakelia galvą, reiškiasi, tarsi iš nuostabos pamatęs, kad ten žmogus yra. We see the agent on the roof pick his head up just before shots ring out at 6:15. Atkreipkite dėmesį, jis pakelia galvą, supranta, kad kažką jisai ten pamatė, ar ne? Šaulį pamatė. Dar prieš pat šūvis. Just before shots ring out at 6:15. Secret Service agents rush to pull Trump to the ground. Čia iš karto po to praėjus keliom minutėm, porą minučių ar kiek, jau Trumpą turi išvesti. Trumpas atsistoja, vis tiek iškelia ranką, nieko nesislėpia, viskas gerai, mes laimėsim. Ar ne? Jisai šaukia fight, fight, fight. Žmonės skanduoja USA, USA, USA. As they rush him from the stage, blood can be seen on the bleachers behind where Trump was speaking. Išveda kraujo jau pilna ant scenos ten už jo, kur buvo. A spectator was killed and 2 more were critically injured at the event. Vienas žiūrovas nušautas ir 2 sužaloti stipriai. O čia jau ant stogo šitas jaunuolis 20 metų, Thomas Matthew Crooks. Reiškiasi, po to jau buvo sniperių nušautas, matomai. The suspected gunman, 20-year-old Thomas Matthew Crooks, was shot and killed. Okay. Tai va taip, jeigu trumpai. Dabar, kam įdomu daugiau paklausyti, tai aš čia dar turiu parinkęs tokios informacijos. Pavyzdžiui, labai įtartina ir labai keistai, kodėl nutiko šitaip, kaip va čia liudininkas kalba, ar ne? Kalba liudininkas įvykių. He was on the campaign trail in the town of Butler, Pennsylvania, addressing a crowd at an open-air rally when gunshots rang out. The Secret Service says the shooter opened fire from the roof of a nearby building. The suspect was less than 150 meters from the stage on which Trump was speaking. The FBI is leading the investigation into the incident. And you know, This is the moment former U.S. President Donald Trump was shot at a rally in Pennsylvania. take a look at what happened. Tarp kitko, labai įdomus toks, sakykime, toks mistinis momentas, kada jį buvo šauta, kokiu momentu buvo šauta. Trumpas tuo momentu ant ekrano, kažkur tai ten ekranas, ant ekrano rodo grafikus, matomai ekonomikos augimo ar kritimo grafikus, ir jisai tuo momentu sako, and then take a look what happened. Kitaip tariant, jisai sako, ir tada pažiūrėkit, kas nutiko. Ir tada pažiūrėkit, kas nutiko.
ir tuo momentu, kaip jis pasako, ir tada pažiūrėkit, kas nutiko, ir tada išgirstam pirmą šūvį. This is the moment former U.S. President Donald Trump was shot at a rally in Pennsylvania. Take a look at what happened. A bullet grazes his right ear. Secret Service agents form a shield around him. Trump rises. Trumpas pakyla ir va čia turbūt jau Trumpas eis kaip įkvepiantis žmogus, turbūt į viso pasaulio istoriją, kaip galingas, kaip kietas prezidentas. Žmogus, į kurį ką tik šovė prieš minutę, prieš porą minučių, pakyla ir vis tiek iškelia ranką ir skanduoja, kovokit, kovokit, kovokit. Pats gavo kulką, bet daug netruko būtų kulka perskrudusi jo galvą. Pasisekė, kad galva buvo pasukta ir reiškia, ir ausį tik tai perskrudė. Bet nepasisekė vienam žmogui, nes buvo keli šūviai paleisti. Kiek dabar girdžiu, 5, kiti sako 10 šūvių. Žodžiu, buvo ne vienas šūvis, buvo daug šūvių. Vienas jam ausį perskrudė, kitas pataikė kitam žmogui galvą, dar 2 sužeisti, sunkiai, nu ir daugiau liktai nepraneša kol kas. He shouts, "Fight, fight," to his supporters before being. Jisai reiškiasi, kovokit, kovokit, kovokit. Reiškiasi, aišku, midija turbūt išvartys ir vėl kaip visišką blogį, ar ne? Being taken to safety. The FBI says it was an assassination. Tarp kitko pastebėjau, kad čia Amerikoje, o jeigu Trumpą išrinks, kaip bus blogai ir taip toliau. Ir aš pastebėjau, kad visi, kurie prieš Trumpą, toks keistas sutapimas, visi buvo už mokslą. Vat toks keistas sutapimas, praktiškai 90 turbūt procentai, tikrai gal netgi 100. Visi, kas nemėgsta Trumpo, kas prieš Trumpą, reiškiasi, kaukės nešioja po 6 susidėję, reiškiasi, aklai tikėjo mokslu ir, dabar kaip ir jau supranta, kad buvo apgauti, tai bet vis tiek daro jie prieš Trumpą, reiškiasi. Bet tas tokia koreliacija įdomi, ar ne? Assassination attempt. A spectator was shot in the head and died instantly, according to an eyewitness. 2 other people were hit and are in critical condition. After the shooting, Trump posted this on his social media platform. "I was shot with a bullet that pierced the upper part of my right ear. Moments before he pulled the trigger." Čia, tarp kitko, čia labai įdomus liudininkas, kuris matė, reiškia, šaulį. Kai lipo jis ant stogo, kai šaulys lipo ant stogo, šitas žmogus buvo liudininkas ir jisai matė. Tai dabar paklausykim jo interviu ir aš išversiu lietuvių kalbą. There's the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, "Hey man, there's a guy on the roof with a rifle." And the police were like, "Huh, what?" Like they didn't know what was going on. We're like, "Hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling." And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Žodžiu, iš karto prieš tai va čia įdomu, ar čia policijos apsileidimas, ar čia tos spec tarnybos taip atmestinai dirba, bet reiškia, žmonės pranešė ir dar 2 ar 3 minutės prieš tai sako, jisai jau šliaužia stogų, reiškia, ir šliaužia ant alkūnio, ir ginklą su savim tempė. Žodžiu, visi žmonės matė, kaip jisai, reiškia, ruožė.
Tai nebuvo kažkoks, sakykime, ten už kilometro atstumų snaiperis ar dar kažką ant stogo. Už 150 metrų vaikinukas šliaužia pasiruošęs AR pusiau automatinį, reiškia, ginklą AR-15. Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Sako, aš stoviu ir rodau į tą žmogų 2 ar 3 minutės, į tą vaikinuką, kad jis turi ginklą, policijai aiškinu, o policija sako tokia, kaip, tokie daugmaž vos nesuprantantis ar dar galvojantis, kaip čia reikėtų reaguoti, kaip čia pasielgti, bet, tokios reakcijos, kad per 10-20 sekundžių būtų sureaguota, nebuvo. Čia buvo ilgas laiko tarpas, kai buvo policijai pranešta. Secret Service is looking at us from the top of the barn. Slaptos tarnyba žiūri juos. I'm pointing at that roof, just standing there like this, and next thing you know, 5 shots ring out. Sako, slaptos tarnyba žiūri į mus, aš sako, rodau, sako, ir po to jau 5 šūviai buvo iššauti. Authorities killed the suspect, 20-year-old Thomas Matthew C. He was a registered... Dabar, jeigu dabar žiūrėti, vadinasi, kur ta Trumpo scena buvo ir kur tas... čia buvo snaiperis ant to stogo, čia buvo, reiškia, jo tas stage, kiek suprantu, o ten toliau jau buvo jau ta kitas stogas. Republican from Pennsylvania. The Secret Service is under pressure to explain what led to the... Čia snaiperiai, 2 snaiperiai, kurie kaip tik žiūrėjo tą kryptim. Žiūrėjo, žiūronai padėti, ar ne? Čia jų tas 2 snaiperiai, reiškia, žiūri tą kryptim, nieko. This major security breach. Trump was targeted just days before he'll be confirmed as the Republican presidential nominee. An election year that was already turbulent has now taken a dark turn in America. Our very own Janelle. Okay, dabar, ir daug čia žmonės pasisako, kas kaip, aš norėjau tokius tik tai parodyti pagrindinius momentus. Tai šitas liudininkas labai įdomu, kad buvo aiškinama, kad rodoma policijai, slaptosiom tarnybom ir dėja šūviai vis tiek prasidėjo. Tik tai reiškiasi nepataikyta buvo, nors buvo keli šūviai paleisti ir žuvo žiūrovas ir 2 sužeisti. Ir aišku, šaulys irgi nušautas. Dabar ką mes čia dar turim? I counted. Čia dar vienas liudininkas, kuris irgi buvo netoli. Was instantly killed. Fell to the bottom of the bleachers. Another woman looked like she got hit in the forearm or hand. Čia buvo šalia, kur matė, kad kulka pataikė kitam žmogui. Ir jis iš karto jam pataikė prie ausies, kažkur tai į kaukolę ir iš karto negyvas. Gydytojo interviu yra, čia duoda interviu. Vis daugiau ir daugiau informacijos, mačiau, ir lietuvių kalba jau yra pilna. Tai man įdomu, kaip media tą interpretuoja, kaip pristato. Čia tarp kitko jau Trumpas jau iš ligoninės išėjęs. Jam tiesiog ausis, kiek supratau, ten paliesta viršus ar peršauta, ar kažkas tai nubrozdinta. Bet matomai peršauta, kadangi kraujo buvo pakankamai daug. President Donald Trump is seen for the first time following an assassination attempt at his rally yesterday. He arrived in Newark, New Jersey overnight, accompanied by Secret Service agents and members of a counter-assault team. The former president is said to be hurt but fine after the shooting. We know 1 person at the rally was killed, 2 others were critically hurt. Our Babs Santos joins us now live in the newsroom with what we know at this point. Babs?
It was a shocking scene in Butler, Pennsylvania last night. We're going to play video from the moment shots rang out at the former president's rally, but I want to warn you, this is not easy to watch. That chart's a couple of months old, and if you want to really... Atkreipkite dėmesį ir dabar jisai kaip tik sako, ir pažiūrėkit, kas nutiko ir tuo momentu šūvis. Tarp kitko, jisai žiūri dabar tiesiai į šaulį. Jeigu jisai būtų žiūrėjęs į žmonės, ar ne, jeigu jisai būtų į žmonės žiūrėjęs, jo galva, jos smilkinys būtų labai buvęs gerai paruoštas, reiškiasi, kulka tiesiai būtų į galvą suėjęs. Kadangi jis tuo momentu pasuko galvą ir kulka peršauna jam ausį, bet nepataiko į galvą. To watch. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Matot, jisai susima iš karto už ausies ir po to supranta, kad buvo šūviai. Amerikos žmonės visi įpratinti yra iš karto kristi. Mokyklose, gatvėse, baruose, restoranuose susišaudimas čia yra dažnas atvejis. Deja, ir iš karto visi krenta, prezidentas krenta, slaptos tarnybos iš karto puola įdengti. Said, take a look at what happened. As you can see, the former president hit the ground after multiple shots were fired. Secret Service agents quickly escorting Trump off of the stage. Tai va, čia buvo jo scena, čia buvo šauliai už jo nugaros, ar ne? Ir šauliai kaip tik žiūrėjo į šitos stogus. Nes šitie stogai buvo arčiausiai, kur galima, bet tai ir kiti stogai. Man labai keista, kodėl niekas neskanavo, sakykime, iš oro, dronai, malūnsparniai ar kažką, tai, nes jisai užšliaužė ant stogo be problemų. Buvo pasiruošęs, užšliaužė ir prisitaikė ir šovė. O tas keisčiausia, ar ne? Service has since put out a statement reporting the suspected shooter fired multiple shots towards the stage from an elevated position outside the rally venue. Agents then killed the gunman. One spectator was also killed in the chaos of the rally. 2 others critically injured. Former President Trump later released a statement saying in part, ką dar mes turime? Čia nušautas tas šaulys. Čia Trumpas pasirodė jau. Toliau. Čia įdomi kalba, tarp kitko, kad suprastumėt, kaip Amerikos liaudis reaguoja, tai čia aš tokį dar, kiek mes turim, dar keletą minučių pasiklausyti, kaip reaguoja čia toks Value Entertainment, ar ne, toks populiarus YouTube kanalas. Jie čia valandai tik praėjęs po pasikėsinimo kalba, ką tai reiškia Amerikai, Amerikos žmonėm toks pasikėsinimas į Amerikos prezidentą. All right, I think it's fair to say, America, if you're watching this, we were half an inch away from a possible civil war. The last time I looked up right... Ką pasakė šitas, sako, man atrodo, mes esame pusė inčio tik tai atstumu nuo įmanomo civilinio karo Amerikoje. Right now, there was an assassination attempt on the president. Was March 30th of 1981, if I'm not mistaken. March 30th of 1981, which was on Ronald Reagan. We just had an assassination attempt on the president. Buvo 81-ais į Reaganą buvo irgi pasikėsinta. Tai va, prieš 43 metus, ar ne? Kovo 30 buvo į Reaganą pasikėsinta. Probably less than an hour ago, give or take, they tried to character assassinate him. It failed. They tried to deplete his savings. Labai man patiko, kaip šitas išvardino, sako, jie bandė character assassinate, jie bandė jo asmenybę
nužudyti, reiškia, kaip Trumpo, ar ne, sunaikinti jį kaip asmenybę, kaip žmogų, ar ne, diskredituoti, paversti jį velniu, reiškia, melas medijoje, ar ne. Toliau, tai character assassination, bandė, nesuveikė. To character assassinate him, it failed. They tried to deplete his savings, it failed. Bandė jo santaupas, reiškia, kažkaip tai paveikti, deplete, išnaudoti ar apriboti ar kažkas, it failed. They tried to do whatever they could to silence him, that failed. Jie bandė daryti, kad ir ką galėtų, visi girdėjote apie aukščiausių teismų sprendimus ir taip toliau, ir tai nepavyko. Ir aišku, paskutinis jau yra bandymas tiesiog jį nušauti. Where he could only campaign once a week because it was Wednesdays, and there's only one attempt left, and we've been talking about them needing to. Aš nežinau tų detalių, ar jam leidžia, man tik tai kartą per savaitę, ar čia iš vis, vieno žodžio. Ir galų gale liko paskutinė priemonė nušauti. To double down on private military contractors to protect the president, but this man loves people too much. He can't prevent himself from being around the people. Rob, can we show the clip of what happened? I know we got a bunch of other clips to show you guys, but let's start off with the clip, Rob, that everybody around the world, it stopped the world. This one clip. Go ahead, Rob. Dabar jie vėl kartoja tos kadrus, kaip buvo o po to jie jau kalba, ką tai reiškia Amerikoje. Mike saying, let me put my shoes on. Is this it? He's bleeding right there. Look at this boss. Blood on his ear. You can tell, by the way, the cut is such you can see the shot like cut. You understand, like they missed him by this. By the way, that goes half an inch. You're done. Okay. I mean, it's game over. And so you get, Rob, do you have a picture of him actually showing the cut on the side? There's pictures of Trump on the side. I don't know if you have it or not. It's all over the internet. Čia nemanau, kad jie bando pasakyti, kad čia prapjauta ar prabrozdinta. Čia manau, kad čia kraujas yra jau po to, kai jis atsikėlė. Jam pataikė į ausį. Arba praskrido kulka, arba nuplėšė dalį ausies ar kažkas tai tokio. Čia jau galima matyti. Žodžiu, vien todėl, kad jis buvo galvą pasukęs į šoną. Tuo metu pasuko į šoną. Jeigu jisai būtų žiūrėjęs tiesiai, ta kulka būtų labai gražiai jam į smilkinį pataikiusi. Žodžiu, antiek šūvis pakankamai buvo taiklus, tik tai netinkamų momentų. Ar ne? For everybody that's watching this, there's a few things that we have to keep in mind. In moments like this, obviously, you're going to see fundraising go to the roof tomorrow. Dabar reiškiasi tokiu momentu, tarp kitko, keletą aš pasižymėjau tokių išvadų, ar ne? Ką kalba, kad jeigu būtų pavykę, didelė tikimybė Amerikoje būtų civilinis karas. Kiti jau sako, kad Trumpas laimėjo. Dabar sako, kad donations will go through the roof. Reiškiasi, aukos Trumpo rinkiminiai kompanijai, reiškiasi, bus paaukota turbūt rekordinė sumas pinigų. Kažkas lygtai informacija, kad čia Antifos narys šitas vaikinukas tokia sklando, nes yra nuotraukų, kuris ten kaip Antifa jau, ar ne? Bus aiškiau, bus daugiau informacijos, galėsiu dar vieną įrašą padaryti. Po to ta nuotrauka, šitą nuotrauką įeis į istoriją. Ta nuotrauka, kur reiškiasi šita arba galbūt labiau, tai pažiūrėsim. Šita nuotrauka dabar sklanda, šita. Šita nuotrauka turi įeiti į Amerikos istoriją. Ką tik šautas Amerikos prezidentas iškėlęs kumštį, Amerikos vėliavą, jis iškėlęs kumštį ir šaukia fight. Kovokit. Reiškia, ar gali būti didesnis įkvėpimas žmonėms,
taip jis nebuvo nušautas, jisai išgyveno, bet mirties akimirkoj Amerikos prezidentas, Amerikos lyderis kviečia žmonės kovoti su neteisybė, kovoti su deep state'u, žodžiu, va tokia nuotrauka, ar ne? Ta nuotrauka turėtų įeiti į istoriją jau visiems laikam. Kas daugiau? Aišku, turėjo būti daugiau apsaugos faktas, arba geriau jinai turėjo būti paruošta, bet... You're going to see types of money raised like never before. Within minutes of this happening, this is the first time Musk has ever said this. Musk tweets out, if you go to Elon Musk's Twitter account, Rob, just go to his Twitter account and look at his last 3 tweets. Look what Elon Musk, okay, with the amount of followership and influence that he has, he just tweeted this a few minutes ago. I fully endorse President Trump and hope for his... Elon Musk pilnai rašo, aš pilnai palaikau prezidentą Trumpą ir tikiuosi jo greitą, kad jisai greitai atsigaus. Elon Musk. Ir per 30 minučių ar kiek, žodžiu, 500,000 peržiūrų. Rapid recovery. Look at the number of likes in 36 minutes. 524,000 likes. Look at the number of views. 15 million views. This post by Elon Musk could go down as the most liked tweet of all time and the most popular tweet of all time. What we're watching right now could go down as a full-on, Adam just texted something right now saying the presidency is over, meaning Trump is getting elected. Mark my words, he just won the election. And I said, you have to be alive to win the election. Kažkas jam parašė žinutę, sako, viskas, sako, rinkiminė kampanija yra baigta, Trumpas yra Amerikos prezidentas. Jau, reiškia, demokratai, Bidenas neturi jokių šansų dabar laimėti, nes netgi tie, kurie mažiau mąstydavo, dabar susimastė, kas čia nutiko, ar ne? Ir prisimena Amerikos istoriją, prisimena Amerikos vertybės, taip, kad dabar turėtų viskas palinkti Trumpo pusė jau garantuotai. Bet šitas atsakė šitaip, sako, kad būti prezidentu turi būti gyvas. Tai vat, ar čia jau paskutinis pasikėsinimas, ar bus dar daugiau pasikėsinimų, nes dar iki rinkimo yra daug laiko, galų gale ir išrinkus laiko dar tapus prezidentu, galima jį nušauti net tapus prezidentu, teisingai. And the goal now is protection, security, doubling down on all that stuff. Tom, your thoughts when you saw this and your reaction? I got a bunch of other thoughts, but I want to kind of have your commentary on what's your takeaway so far. I've been watching the live news aftermath, and there's apparently an image of a that's claiming to be a shooter. And there's several accounts that are on Twitter, hundreds of thousands of followers, reputable citizen journalists. And so were the first 3 pops at the president, and then the remaining pops, security services taking down the shooter in the crowd and then smothering the president. So I think that's the feeling I'm getting here. But what do I feel about this? I am angry. I am angry that someone would make an attempt. I am angry. If you want to talk about defending democracy in America, let the people vote. That's how you defend. Reiškia, čia, sako, aš esu piktas labai, žmonės reaguoja, žmonės vos neverkia, žinai, čia influenceriai, bet, sako, jeigu leiskite žmonėm nuspręsti, reiškia, jie visai stengiasi diskredituoti Trumpą, jam pakenkti. Ir va, kaip matot, pasikėsinimas į Trumpą. Ar ne? Pasikėsinimas į Trumpą, į tiesiog nušauti. Nu, tai va, apie kokią demokratiją mes galim kalbėti Amerikoje, ar ne? Deja, tokia situacija. Žodžiu, manau, kad užteks šiandien tiek apžvalgos. Pabaigai dar parodysiu šitas va nuotraukas. Šitaip atrodo Trumpo nuotraukos. Po to, kai ką tik jį buvo pasikėsinta. Čia grinai minutės po pasikėsinimo. Nu. Ir čia, reiškiasi, ausis matomai yra, vis tiek kažkiek tai praplėšta, sužeista, kažkas tai tokio,
žodžiu, nes kraujo pakankamai. Čia nemanau, kad čia yra jau nubėgęs kraujas, jam nulašėjęs nubėgęs kraujas ant burnos, ant žando. Žodžiu, situacija tokia brangiai pasaulyje. Trumpui nei galva buvo šauta, kaip mačiau Lietuvoje praneša, Trumpui buvo peršauta ausis. Reiškiasi, prieš tai buvo atkreiptas policijos dėmesys, bet kažkodėl nebuvo sureaguota, o Trump šaulys buvo nušautas. Jaunuolis 20 metų buvo nušautas. Tai tiek naujienų iš Jungtinių Amerikos valstijų, tarp kitko diena, į kurią buvo pasikesinta, buvo 13. Ne penktadienis, šeštadienis, bet 13 diena. Matot, jie mėgsta suorganizuoti 911, ar ne? Reiškia, September 11 dvynius, kai sugriovė New York'e. Ir žodžiu, dabar pasikesinimas į Trumpą 13 dieną, atseit nelaiminga diena. Tai tiek naujienų. Čia buvo Darius iš Miamio, dirbame su namais, namų pardavimais, kam reikia parduoti namus, prašome, kreipkitės nurodytų telefonu. Kas norite dirbti su nekilnojamu turtu, komisiniai, tarp kitko, pardavėjams dabar padarėme yra lankstus, nuo 2 iki 6% komisiniai. Ar ne, padarėm sutartis lankščias, kad daugiau žmonių galėtų įsitikinti mūsų paslaugos efektyvumu. Reiškia, ir pardavėjai galės reguliuoti, ar jie nori 2 mokėti, ar 3, ar 4, ar 5%. Aišku, kuo didesnė suma mokama, tuo daugiau žmonių įdarbinama ir gaunama geresnis efektas. O kas norite daryti nekilnojamo turto karjerą, tai prašome, kreipkitės, nes nekilnojamam turte, kuo sunkiau, kuo daugiau sunkumų yra, tuo mes esame labiau reikalingi. Aišku, reikia įdėti darbo, reikia įdėti pastangų, bet pajamos nekilnojamam turte yra visada geresnės, nes tai yra brangi prekė. Kągi, ačiū uždėmesi visiems, gero vakaro, gero poilsio ir tikėkime, kad teisingumas laimės galų gale. Kad teisingumas laimės, kad laisvė, žodžio laisvė, demokratija, jeigu jau Amerikoje nėra žodžio laisvės, jeigu nėra demokratijos, jeigu kesinamas nušauti Amerikos prezidentą, tai įsivaizduokit, kas darosi visam kitam pasaulyje, kur Amerika visada buvo laisvės simbolis, galimybės simbolis ir Amerikoje štai vyksta tokie dalykai. Ačiū uždėmesi, gero poilsio, gero vakaro. Ir prenumeruokit Namų brokeriai YouTube kanalą, prenumeruokit Darius Overlingas YouTube kanalą. Iki naujų susimatymų. Ate.